Rytoj Trakuose prasidės atvirasis Lietuvos irklavimo čempionatas. Šių metų pirmenybės išties ypatingos. Į varžybas atvyko sportininkai iš Švedijos, Norvegijos, Ukrainos, Izraelio ir Suomijos. Trakuose verda intensyvios treniruotės, o sąlygomis svečiai itin patenkinti. Lietuvos irkluotojai nusiteikia parodyti, kad jie tokie malonūs varžovams per varžybas nebus. Rinktinės treneris Mykolas Masilionis tikina, kad iš savo auklėtinių laukia pergalių. Lietuvos pirmenybėse startuoja ne visa pirmoji rinktinė mūsų pagrindinė, kuris startuos pasaulio čempionate Gubelėti. Startuoja Mindaugas Griškonis, keturvietė porinė, Ieva Damičiūtė, kuri prieš porą savaičių tapo pasaulio čempionė jaunimo amžiaus grupėje Plovdive. Tai iš jų tikimės, kad jie taps Lietuvos čempionais ir važiuos į pasaulio čempionatą. Lietuvos pirmenybėse nusprendė nedalyvauti Sauliaus Riterio ir Rolando Maščinsko duetas. Irkluotojai visas jėgas skirs rugpjūčio 30 dieną Prancūzijoje prasidėsiančiam pasaulio suaugusiųjų irklavimo čempionatui. Jie nestartuoja, kadangi skirtinga programa, pasaulio čempionatas arti, 2 savaitės po Lietuvos čempionato, tai tiesiog nusprendėm, kad mums nelabai verta startuoti, kadangi tai trukdo pasirengimui ir mes apsistojom pasaulio čempionatą, kur norim ten gerai startuoti. Prieš mėnesį Šveicarijoje vykusiame 3-ojo pasaulio irklavimo taurės etapo vienviečių valčių finale sidabro medalį iškovojo Mindaugas Griškonis. Jis Lietuvos čempionate sieks ne tik pasitreniruoti prieš pasaulio pirmenybės, bet ir papildyti savoje trofėjų kolekciją. Šiose varžybose aš tikiuosi kuo geriau suirkluoti, ne kiek laiko atžvilgių, ar rezultato, būtent iš techninės pusės, kad man tai būtų pasirašymo kaip ir pasirašymo pradžia paskutinio piko į pasaulio čempionatą. Tai aš tikiuosi gero techniško starto. Pirmieji jėgas irklavimo čempionate išbandys jauniai, o jau šeštadienį kovas stos ir suaugusieji. Šį savaitgalį Vilniuje prie Baltojo tilto paaiškės Lietuvos paplūdimio tinklinio pirmenybių nugalėtojai. Šeštadienį startuos vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio čempionato finalinis etapas. Jame varžysis ir geriausios Lietuvos tinklinio poros – Monika Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė bei Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Būtent šie sportininkai yra vadinami realiausiais pretendentais tapti varžybų nugalėtojais. Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis prieš tai vykusiame pirmenybių etape Rokiškyje nepaliko vilčių varžovams. Būtent tokį pat puikų žaidimą tinklininkai tikisi pademonstruoti ir aistruoliams sostinėje. Kaip gal ir esame laikomi favoritais, bet reikės kovoti su kiekviena komanda, stengtis. Yra tikrai pakankamai neblogų tų žaidėjų Lietuvoje, tai manau, jog su kiekvienais reikės žaisti ir kovoti dėl tos pirmos vietos. Taip negalim tiesiog ateiti ir sakyti, jog būsim pirmi. Vilniečiai tiksliai smūgiuojančias kamuolį išvys ir žavesias Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė. Nepatekusios į Europos tinklinio federacijos Master serijos paplūdimio tinklinio turnyro atkrintamasis varžybas, Dumbauskaitė ir Povilaitytė tikisi Vilniuje atsigriebti ir praleisti gerai laiką. Taip, kad aš manau, tiesiog reikia pasižaisti linksmai, gerai praleisti laiką ir mažai daryti klaidų, kad pasiruošti sekančiam varžybom. Tiesiog bandysim kažkokius gal taktinius dalykus daryti, pakalbėsim dar su treneriais iš tikrųjų, kaip žaisti ir ką, bet aš tai manau, kad tiesiog yra daug panašaus lygio komandų, prieš kurias teks mums pasižaisti ir aš manau, kad tiesiog, kaip ir Monika sakė, pasistengsim mažai klaidų daryti ir gerai laiką praleisti. Karštų ir aistringų varžybų pradžia šeštadienį 10 val. Savaitgalį Lietuvos futbolo A lygoje aistruolių laukia 3 dvikovos. Šeštadienį Marijampolėje 5-ąją vietą čempionate užimantys Sūduvos futbolininkai priims pasisvečiuoti atvykstantį Klaipėdos Granitą. Sekmadienį nirtinga kova vyks Pakruojyje. Čia šeimininkai Kruojos futbolininkai sieks apginti savoje tvirtovę nuo Šiaulių ekipos ir įsirašyti labai reikalingus taškus. O štai Klaipėdoje vyks svarbiausios šio savaitgalio futbolo rungtynės. Klaipėdos Atlantas prieš Kauno Spyrį. 3 ir 4 vietas užimančius klubus skiria vos 1 taškas. Po pralaimėjimo Vilniaus Žalgiriui Kauno futbolininkai sieks susigrąžinti prarastą 3 pirmenybių vietą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pagaliau sulauks rimtų varžovų. Kaune pirmadienį prasideda 4 komandų draugiškas turnyras. Pirmojoje dvikovoje lietuviai susitiks su Turkijos krepšininkais. Antradienį Lietuvos varžovais bus Makedonijos, o trečiadienį Kroatijos krepšininkai. Visų rungtynių pradžia 19:30. Po turnyro Kaune Lietuvos komandos treneris Jonas Kazlauskas atsisveikins su 3 rinktinės kandidatais. Savaitgalį sporto gerbėjai turi paskutinę galimybę pamatyti Pociūnų aerodrome vykstančias pasaulio sklandymo čempionato varžybas. Čempionate dalyvauja atstovai iš Italijos, Slovakijos, Jungtinių valstijų, Rusijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos.
Pasak Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidento Vytauto Sabeckio, tai pirmasis 13,5 metrų klasės pasaulio čempionatas ir jis patikėtas organizuoti būtent Lietuvai. Čempionate dalyvauja daug patyrusių pilotų, tarp jų ir daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas ir nugalėtojas Sebastianas Kava iš Lenkijos. Pirmenybių pabaiga numatyta šeštadienį. Šie laivai pasiekia tokį greitį, kad kartais jie skrieja netgi virš vandens paviršiaus. Vairuotojas sėdi visiškai uždaroje mažoje kapsulėje. Matomumas labai ribotas, o konkuruoti jam reikia su varžovais, kuriuos dažnai skiria vos keli centimetrai. Šeštadienį ir sekmadienį Zarasuose pirmą kartą vyks Formulės 2 greitaigių laivų Europos čempionatas. Į pirmenybę Zarasuose atvyks patys geriausi Europos lenktynininkai. Dalyvių sąraše bus galima išvysti ir vienintelį Lietuvos atstovą Edgarą Repko. Jis varžysis 41 numeriu pažymėtų laivu. Kvalifikaciniai plaukimai prasidės šeštadienį 13 val. O varžybų startas 5. Sekmadienį kova tęsis vidurdienį.